Tai sveiki visi, čia vėl Wicked Bunny ir šį kartą aš pakalbėsiu apie artėjančius update'us šį mėnesį. Tai jeigu jau turbūt žinot, kad Jagex paskelbė, kad šį mėnesį tikrai bus Divination, kad jį galės pakelti ir free ir memberį pabandyti, ta prasme, bet skillas bus memberių. Ir jie išdėstė čia biškį trumpos informacijos apie skillą, taip pat, kiek žinau, jau buvo išrinktas skill cape'as, tai jis atrodys va tai va, 6 numeris. Toliau, tai dar paskelbė, kad bus naujas questas išeis, kuris, tarkim, kaip čia pasakius, pradėjo 6 amžių, apie kurį visą laiką Jagexas ir kalba. Kaip tik biškį čia papostinu, be aišku, Solomonas ir taip toliau. Bet, kadangi aš pirkausi memberį visiems metams ir, ta prasme, įstojau tą kažkokį Premier klubą, ir jie man atsiuntė laišką. Tai jeigu neklystu, tai jie čia šiek tiek plačiau papasakojo. Tai kadangi turbūt ne visi tokį gavo, tai iš tiesų kalba, kad bus kažkokie portentai ir saitai, tai ta prasme labai tokie itemai, kurie labai pagelbės charakterių, ta prasme, įvairiose situacijose. Čia vat Jagexas įvardina, kad jie kai kurie suveiks automatiškai, ta prasme, nereikės nieko daryti, kai bus įvykdytos tam tikros sąlygos. Tai pavyzdžiui, kažkokia viena portenta of restoration pagydys, kai bus žemiau 50% HP. Ir dar kažkokia dar kažkokia protect of life, sign of life apsaugos nuo mirtino to ir tikės iš gyvybės. Tai viena, kiek žinau, reikės laikyti equipment slotė, o kita tiesiog poker slotė. Tai visai neblogai. Toliau pasakė, kad turės įtakos ir dungeoneeringui, tai kad atsiras kaip ir naujos duris ir kažkokiais naujais būdais reikės jas atidaryti. Taip pat atsiras naujas skillas 2014 metais, tai Divination pratęsimas. Ir kad šita labai įdomi vieta, kad galėsim, pavyzdžiui, jų logsus kažkaip stebuklingai paversti į magic logsus. Tai skamba tikrai intriguojančiai. Ir va šita vieta labiausiai įsiminė, nes atsiras nauji medžiai ir nauji logsai. Pagaliau Jagexas kažką išras, kas bus naudingiau. Toliau atsiras kažkokia įdomi aura, ta prasme, kurią bus galima gauti iš dungeoneeringo. Jinai pavers ne tik dungeoneeringė, bet ir normaliam pasaulyje. Tai va, Jagexas dar biškį paspoilino, kad atsiras netgi ne vienas questas, o 2. Tai tas vienas, kuris padės 6 amžių, viskas su juo kaip ir aišku. Ir jeigu dar paminate, kai buvo irgi kažkoks poll, kur mes galėjom balsuoti vieną iš 3 questų, tai buvo dvarfų, piratų ir berods gnomų. Ir mes, kai visi rinkom visi dvarfų, tai vat atsiras naujas dar vienas questas, kuris, jeigu neklystu, turėtų būti Grandmaster questas, kuris visgi pabaigs dvarfų serijas. Nu ir kaip šiam kartui, man atrodo, bus va tiek paskelbtų informacijos. Taip pat, jeigu jūs norit, galite iš tiesų nueiti į pagrindinį webą, pažiūrėti ten, ką jie dar parašė gero, jeigu jums sudomino kažkiek šitą informaciją. O šiam kartui tiek ir laukiu kitų video.